Labadiena, esu Šarūnas Navickis, atvykau iš Klaipėdos ir atvežiau lauktuvių pačiam svarbiausiam šalies dviratukininkui, kuris, kai nemina pedalų ir nesuka į dešinę, tai buvoja štai šiame pastate, ant kurios sienos užrašyta Lietuvos Respublikos vyriausybė. Iš čia jisai ir daro ant Lietuvos savo darbus, kurių mes negalime nejausti arba juos nereaguoti. To reagavimo požymis ir pasekmė ir yra šios lauktuvės, kurios tokiam žymam dviratukininkui, tikiuosi, labai pravers. Ypač tais atvejais, kai vėl iškris iš balnelio. Tai yra atsarginis ratas ir pompa, kad pasipūstų. Na, o tuo pačiu dar paskaitysiu ir laišką, kurį esu jam atvežęs. Laiškas nėra ilgas, manau, kad visiškai išsiteksime formate. Lietuvos Respublikos vyriausybės vadovui ponui Andriui Kubiliui. Sveikinu Jūs padarius tai, ko Lietuvoje niekas iki šiol nepadarė, ar jiems valdant tokie dalykai tiesiog nevyko. Už naktinę mokesčių reformą, sužlugdžiusią ne vieną verslą ir už rytinį įsilaužimą pagrobant vaiką. Už demonstrantų sušaudymą guminėmis kulkomis kadencijos pradžioje ir signatarų teismą kadenciją einant į pabaigą. Už trigubai padidinus valstybės skolą ir trečdaliu sumažinusios gyventojų skaičių. Už atkaklų radiacijos efektyvumo didinimą, kas atsilieps ne tik dabartiniams, bet ir būsimiems Lietuvos piliečiams. Už negimusius Lietuvos vaikus, kurių mamoms skirtos išmokos buvo panaudotos kilnesniems tikslams kabutėse. Juk ką mums tie vaikai, svarbu, kad biurokratinis procesas nenukentėtų. Ir už begalę kitų dalykų, kurių vieta be abejo yra tame neparašytame vadybos vadovėlyje, kurio iš anksto gyrėtės, kaip išskirtinių savo išmanymų suvaldant krizę, šalies gyventojų išlikimo sąskaitą. Savo ruožtu pasižadu niekada šito nepamiršti. O jums linkiu niekada čia nebegrįžti. Šarūnas Navickis, parašas. Na, o dabar metas pristatyti dovanas. Labą dieną. Atvežiau lauktuvių. Ar kas nors priimtų ir perduotų premjerui, kai grįš iš atostogų? Lauktuvės yra lauktuvės, aš nieko nesitariu. Čia lauktuvės įžymiausiams šalies dviratukininkui Andriui Kubiliui. Jis taip pat ir vyriausybės pirmasis ministras. Labą dieną. Labą dieną. Noriu lauktuvės perduoti. Puikiai, tai prašom priimamai. Kur aš turiu tą padaryti? Jūs turėtumėte išeiti, nusileisti laiptukais ir lygiai 50 metrų praeiti į tą pusę. Ir tame pamatysite, yra Gražiniškaba, Lietuvos Respublikos vyriausybės priimamas. Ačiū, ten kas nors priims? Turėtų priimti. Čia ne pas mus, čia priėmimas yra. Po centrinį įmolą ten, taip, aš kitą iš ten sakai pas jūs. Aš toks, tai yra vidinį. Čia vat yra lauktuvės, ratas, pompa, daiktai matote nauji, bet mūsų ekonominė situacija tokia, kad turim dalykų. Daiktai, kaip matote, ne nauji, tačiau ekonominė situacija neleidžia išlaidauti, todėl dalinamės to, ką turim. Nu, ką jūs ten darysit, tai toliau yra visiškai jūsų nuožiūra. Aš jokio tokio pretenzijų, iš visokio pretenzijų neturiu. Sakau, atvežiau lauktuvių iš Klaipėdos, važiavau per visą Lietuvą. Atnešiau, įteikiau, reiškia, ir viskas. Informavau žiniasklaidą. Įsigerai.